keldavau anksti. Pietukas kitą kartą pažadindavo, kitą kartą ne. Kai išeidavau į mokyklą, būdavo dar gan tamsu. Sudie, mama. Eiti reikėdavo toli, o keliaujant ir per kalvas reikėdavo lipti, pro brūzgynus kelius prasibrauti. Taip ir eidavau, žingsnis po žingsnio. Pašoniai takelio būdavo kelios sodybos. Kelios iš jų jau tada apnykusios, nes uolius šeimininkus raudonieji nieko nelaukdami kiek toliau paėjus, jau prasidėdavo ir miškas. Labai sunkiai dėliojosi kojos. Būdavo taip, kad aš į tas duobeles dar ir įkrisdavau. Tačiau vieną kartą. Karas sunaikino viską. Atėmė namus, sugriovė visas mūsų svajonės. Dabar esame tik benamiai kampininkai. Turime tik vieną tikslą. Tik vieną idėją. Laisvą Lietuvą. O visa kita išnyko. Šeima, vaikai. Kažin ar mums bus lemta sukurt šeimas. Kadangi šis gyvenimas, jis kitoks. Jame prarandi geriausią draugą, brolį, sesutę. Mano mintis dažnai nuklysta prie klausimo, kuris lig šiol kankina mane. Su kuo man širdies skausmą pasidalyti? Nėra man mamytės kam pasiskųsti. Neturiu aš doro tėvo, ko man klausyti. Bet dar didesnis nusikaltimas, jeigu tautą apleidi tada, kada tu jai esi reikalingas. Tėvynės geroviai jokia auka nėra per didelė. Kiekviena auka yra teisinga ir reikalinga, jeigu ji prisideda prie tėvynės kančių palengvinimo. O taip norėtųsi atsidurti kokioj nors ramioj vietoj, kur visiškai nėra žmonių. O tik žydinti į sodai su dūzgiančiom bitėm. Vijokliuose paskendę namai, pilni gražių raminančių knygų. Jūs, auksinės pasakos. Kodėl tik jumise gyvas toks gyvenimas, bet ne žemė? Koks velniškai bjaurus tas žmogus. Kam jis turi ėsti, skandinti, žudyti kitus vien vargą kenčiančius? Kam jis pasėjo neapykantą ir klastą? Kvailas aš svajotojas. Nėra pasaulyje žydinčių sodų su dūzgiančiom bitėm. Jei tų sodų, tyro grožio ir raminančio bičių dūzgimo, pirmiausia nejauti savo sielai. Kas žmogaus viduje glūdi, tas ir pasaulyje atsispindi. Pamokos baigdavosi temstant, o pareidavau kartais jau visai tamsoj. Galiausiai grįžau į namus, tačiau
va. Kurį tiki, išpažįsta ir myli kiekvienas taurus lietuvis. Didis dangaus karalienės švenčiausios Marijos garbintojas, daug kartų parodęs ypatingą globą savo tėvynei. Švenčiausiai mergelė Marija, aušros vartų gailestingumo motina, paves savo dieviškajam sūnui, Jėzui Kristui mūsų vietą. Pasirodo, aš ne viena eidavau į mokyklą. Čiagi ta mokyklinukė. Mes partizanai, žalio miško vyrai, miškas mus globoja, o mes mišką mylim. Džum tralile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 l
miške auga uogos, miške auga grybai, tai geriausias maistas prie valdžios tarybų. Džuntralelelė, džuntralelelelė, tai geriausias maistas.